kiekvienu šimtu, kiekvienu vienetu, kiekvienu dešimtuku žmonių. Ir prisimenu, kada kirtom pirmasias ribas 500 000 žmonių pažiūrėjo, o iš tikrųjų dabar jau po kiek laiko praėjus, tai iš tikrųjų tūkstančiai žmonių žiūri. Mes esam susiję, taip, pasižiūrėk į kaimyną šalia ir pasakyk labas, malonu tave matyti, mes esam susiję. Mes esam susiję. Kada tą supranti iš tikrųjų, kad mes esam susiję, iš tikrųjų pradedi, nežinau, gal su jumis kitaip, bet man taip atsitiko, kad aš supratau, kiek labai mes esam susiję visi kartu kaip žmonės ir kaip pradedi aišku nuo savo šeimos, paskui nuo savo bendruomenės, paskui nuo pažįstamų ir ant galo suvoki visą žmoniją. Tai iš tikrųjų ateina didžiulis noras ir entuziazmas save tobulinti. Taip, pasakyk save tobulinti. Save tobulinti tai reiškia dvasiškai augti ir bręsti. Tai reiškia bręsti ir augti ir bręsti, ir tobulėti, ir gerėti, ir daryti, kaip sako raštas, kasdien daryti vis daugiau matomos, apčiuopiamos pažangos. Nes tu supranti, kad darydama šitą pažangą ir gerindama save, aš ir gerinu pasaulį. Kai jauna krikščionė labai daug laiko praleidau lakstydama, bėgiodama ir keisdama visus aplinkinius. Ir tuomet patyriau labai didelį dužimą ir labai didelę krizę savo gyvenime. Ir toj krizėje, kada verkiau prieš Dievą ir sakiau, o Dieve, taip lakščiau, taip bėgiau, taip tarnavau, kodėl, Dieve, kodėl, už ką, Dieve, už ką. Ir Dievas visai nesureagavo į mano emocijas. Ir tai, ką jisai man atsakė, tai buvo iš visiškos ramybės ir visiško džiaugsmo. Jisai sako, viskas, ką tu darai, yra labai gerai, bet dabar paprasčiausiai apsuksim tavo energiją, apsuksim į tave, Tai visą tai, ką tu iš tikrųjų, ką tu norėjai iš kitų, tai, ką tu davei kitiems, tai, ką tu reikalavai iš kitų, taikiai kitiems, dalinaisi su kitais, vertei kitus, skatinai kitus, sako, dabar visą tą atsuksim į tave. Ir pažiūrėsim, kaip bus, kada tu nustosi keisti visą aplinkinį pasaulį, bet su ta pačia evangelizacinė su tuo pačiu evangelizaciniu entuziazmu ir su ta pačia evangelizacinė ugnimi pajudėsi į save. Pasižiūrėsi į savo vidų, pajudėsi į savo širdį. Kadangi žmogus nėra toksai paprastas, kaip mums atrodo iš tikrųjų, ir mums taip ko gero ir nebeatrodo, kad žmogus yra labai paprastas. Žmogus yra labai sudėtingas. Jūs žinot, kad kada buvo atrasti atominiai mikroskopai, žmonija atrado galimybę pažvelgti į ląstelės vidų. Ir nes kada buvo atrasta viena kūno ląstelė, žmonės, mokslininkai pasakė, wow, dabar suradom pačią mažiausią dalelytę, iš ko žmogus susidaro. Bet kada atėjo šita technika ir jie pažvelgė į šitos mažiausios dalelytės vidų, jie pamatė ten pasaulius pamatė, per tuos mikroskopus jie įžengė į sudėtingiausias mikrostruktūras ir mikrogyvenimą, mikroenergetiką, tenais pasikeitimus, chemiją vidinę ir taip toliau, gyvenimą, kitais žodžiais tariant. Ir žodžiu, aš manau, kad jie uždarė ir suprato, kad mes iš tikrųjų daug ko nesuprantam. Taip, tai, ką mes galvojam, tai visiškai nebūtinai yra taip, kaip mes galvojam. Taip, kaip mes galvojam šiai dienai, tai tik paprasčiausiai parodo, kur mes esam ir kas mes esam. Teisingai, o Dievas visą laiką mums turi paruošęs daugiau. Taigi šiandien, kad negaišti daug laiko, iš tikrųjų noriu pakviesti visus ir visas, iš tikrųjų, tai ypatingai į moterų konferenciją, kurią Klaipėdos miesto Evangelijos bažnyčia organizuoja gruodžio 12-13 dienomis, penktadienį, šeštadienį. Iš tikrųjų, pasižymėkit šitas datas. Jeigu galit, pasiimkit atostogų ar išeiginę vieną penktadienį, atvažiuokit. Konferencijos atidarimas penktadienį, pamokslaus naujosios kartos pastorė Olga Ledejeva. Atvažiuoja pirmą kartą į mūsų bendruomenę, ne pirmą kartą į Lietuvą, jinai tarnauja Vilniuje, naujosios kartos bažnyčioje dažnai, bet mūsų Lietuvos daly, vakarų Lietuvoje ir mūsų bendruomeniai Olga lankysis pirmą kartą. Iš tikrųjų, tas stiprus ryšys tarp mūsų su ja, kaip dviejų pastorių, kaip dviejų tarnautojų, kaip dviejų seserų, Kristuje, Jėzuje, Dieve, užsimezgė prieš kokius 3 metus, kada aš buvau pakviesta vesti jos vidinio išgydymo ir išlaisvinimo mokyklą Rygoje, iš kurios susirenka žmonės, pastoriai ir tarnautojai iš visų bažnyčių Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje ir
Jungtinėse tautose. Tai buvo mūsų toksai pirmas bendras darbas, pirmas bendras projektas ir iš čia mes pajudėjom toliau ir po to pradėjau reguliariai pamokslauti jos bendruomenėje. Ir kada mums kilo mintis, kada mums kilo tiesiog bendraujant su moterimis bažnyčioje, vieno pokalbio metu tiesiog šitas impulsas, šitas noras, šitas žodis apie moterų konferenciją tiesiog iššoko mums, tiesiog sprogo mums bekalbant ir mes visos pajautėm, kad atėjo laikas. Mes pajautėm, kad atėjo laikas, kadangi praeitį mes esam darę ne vieną moterų konferenciją ir jos buvo sėkmingos, ta prasme, kad iš tikrųjų moteris būdavo paliestos, moteris išvažiuodavo pamaitintos, moteris išvažiuodavo, išsiveždavo Dievo žodį, gaudavo Dievo žodį, ne tik tai šiai dienai, ne tik tai rytdienai, bet dešimtmečiams į priekį. Nes raštas sako, žmogus gyvas ne viena duona. Taip kaip neužmirštam pavalgydinti savo fizinio kūno, taip turėtumėm, galėtumėm ir turėtumėm nepamiršti maitinti savo dvasios Dievo žodžiu, kas yra tiesa. Nes mūsų dvasia maitinasi tiesa. Todėl mums reikalinga ta tiesa, vėl ir vėl tiesa, didesnė tiesa. Nes ta tiesa, kuri buvo vakar, tai buvo vakar dienos tiesa. O šiandien yra nauja diena. Šiandien yra nauja diena ir šiandien man reikalinga kita tiesa, nes ta tiesa, kuri mane galbūt vedė vakar ir maitino vakar, ji priklausė vakar dienai ir šiai dienai jinai nebemaitins manęs taip, kaip maitino vakar, nebepasotins manęs taip, kaip pasotino vakar. Ir nebeturės savy to, kas buvo vakar, kadangi vakar buvo vakar. Apaštalas Paulius sako, užmiršdamas tai, kas yra už manęs, aš veržiuosi į tikslą, kuris yra aukštybės, aš veržiuosi į rytdieną, aš veržiuosi į ateitį, palikdamas tai, kas už manęs. Mūsų problema labai dažnai yra tai, kad mes nepaliekam. Mūsų problema, kodėl mes labai dažnai negalim įeiti į tą naują, ką Dievas mums yra paruošęs. Viena iš priežasčių yra tai, kad mes nepaliekam, mes nesugebam, nemokam, neišmokyti ir neišmokę atsisveikinti su savo praeitimi. Nes praeitis yra praeitis, jos nebėra. Viskas, ką mes turim, yra šita akimirka. Bet todėl, kad mūsų pasirinkimas ir įprotis yra gyventi praeitį, kapstytis po praeitį, kaltinti save dėl praeities, analizuoti praeitį, kaip būtų, ir jeigu būčiau galėjęs, būčiau turėjęs. Viena problemėlė, kad nei turėjai, nei galėjai. Mes visada elgiamės geriausiai, kaip mes galim. Visada. Tu paklausi, pastorė, visada? Visada. Va taip, kaip padarai, tai yra geriausia, kaip šiandien gali. Pripažink tai ir atleisk savo, nelaikyk savęs tokioj įtampoje. Ir pats sako, kad tie, kurie pasitiki viešpačiu, tie atgauna, atnaujina savo jėgas. Turim išmokti, galim išmokti ir turim išmokti pasitikėti viešpačiu ir sustiprinti save viešpatyje. Atleisti ir paleisti, leisti sau būti, matydami ir žinodami, kad pas Dievą visą laiką yra daugiau. Teisingai. Todėl su tom mintim mes kažkaip tai įeinam į tą vėl naują laiką. Iš tikrųjų, ir tą moterų konferenciją organizuoja ne tik tai Klaipėdos miesto Evangelijos bažnyčios moteris, bet ir visa bendruomenė, tai mūsų bendras renginys, tai mūsų bendras projektas. Ir aš norėčiau, prašyčiau, raginčiau ir maldaučiau jūs, kad jūs irgi pažiūrėtume tai kaip į mūsų visų bendrą projektą, nes mūsų gyvenimai yra bendri. Aš atidaviau čia. Jūsų bendruomeniai, mūsų bendruomeniai, mano bendruomeniai, jūs tapot mano bendruomenę. Aš atidaviau daug laiko, daug jėgų ir daug savo gyvenimo čia. Ir jūs man padėjot, ir jūs taip pat irgi atidavėt labai daug laiko, labai daug savo energijos, labai daug savęs šitoj bendruomeniai. Ir kartu bendrom jėgom mes sukūrėm tokią nuostabią vietą. Mes sukūrėm tokią nuostabią vietą, ne tik tai geografiškai, medžiagiškai, bet ir dvasiniai. Taip, dvasiniai mes sukūrėm tokią dvasinę teritoriją, į kurią atėję
mes galim matyti, girdėti, mes galim praktikuotis, mes galim suprasti, mes galim, ką dar mes galim? Skleistis. Mes galim mokytis, mes galim pažinti, teisingai suprasti ir praktikuotis, ir dalintis, ir pasitikrinti, ir atspindėdami vienas kitą, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, tai yra be galo brangu. Jeigu man šiandien reiktų prieš paskutinį teismą stoti ir atsakyti klausimą, kas tau šiandien yra gyvenime iš tikrųjų brangiausia, tai aišku, pats gyvenimas yra didžiulė dovana. Ir jis yra be galo brangus, bet antras po to tai būtų mano bendruomenė, mano dvasinė bendruomenė, mano dvasinė šeima, žmonių panašių kaip aš kolektyvas, kurie panašiai kaip aš supranta pasaulį ir ieško panašių dalykų, ieško kelią savo panašius tikslus, remia gyvenimą panašiom vertybėm. Ir man tai yra be galo vertinga, nes tai neatsiranda per vieną dieną. Dvasinis darbas yra pats sunkiausias darbas pasaulyje. Lėčiausiai vykstantis dvasinis augimas, virsmas, tapsmas, nes galutiniam taške nėra taip svarbu, ką aš darau savo gyvenime ir ką aš turiu savo gyvenime arba neturiu, bet svarbiausia, kokiu žmogum aš tampu, eidama per šitą gyvenimą. Galutiniam taške, kokiu žmogumi į kokį žmogų aš pavirstu, eidama per tai, per ką aš einu. Taip, iki kažkokios tai ribos, tai yra svarbu ir yra didelis skirtumas, per ką tu eini. Ar tu valgai sočiai, ar tu alkanas, ar tu turi pakankamai, ar tu kenti nuo nepritekliaus. Tai skiriasi kaip juoda ir balta, bet galutiniam taške vis tik tai ne tai yra svarbiausia. O svarbiausia yra tai, kokiu žmogumi aš tampu, kokia moterimi aš tampu, kokia mama, kokia draugė, kokia seserim, kokia motina aš tampu eidama, kokiu žmogumi aš tampu, eidama per tai, per ką aš einu. Ir šiandien skaitydami laikraščių ar interneto straipsnių antraštės ir ta informacija, kuri supa mus, kuri pasiekia mūsų ausis, mūsų akis kiekvieną dieną, mes matom, kad mūsų tautos siela serga, mūsų tautos siela kenčia. Ir tas dvasinis darbas, kuris turi būti padarytas ir gali būti padarytas ir turi būti padarytas, jisai nėra padarytas. Ir kada matai tuos dalykus, iš tikrųjų, tai gimsta noras ir troškimas kažką tai daryti dėl to. Todėl, kaip ir sakiau, šita moterų konferencija yra mūsų bendras projektas ir norėčiau, kad jūs irgi taip pat į jį pažiūrėtumėt, pasimelstumėt. Ir šiandien aušrelė, man nebūnant bendruomeniai, matote, kokia auka padaryta. Iš tikrųjų, vietoj manęs daro šitą pristatymą konferencijos, jinai tas pirmas žmogus, kuris išneša šitą projektą į bažnyčią, į bendruomenę, į tautą ir prašydama tam tikrų veiksmų. Visų pirma, tai ir melstis, ir pasninkauti. Tai aš žinau, kad Šilutės bažnyčios labai daug nereikia prašyti, melstis ir pasninkauti, nes jau kas, o jūs iš tikrųjų mokat ir sugebat tai daryti labai efektyviai ir melstis, ir pasninkauti. Ir aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet labai dažnai gyvenime, labai dažnai Inga savo gyvenime jausdavau, kad judu, iš vis judu ir egzistuoju ir visis išbūnu tik tai jūsų maldų dėka. Labai dažnai jausdavau, kad jėgos, kurios mane palaiko, iš tikrųjų ateidavo iš jūsų begalinės meilės ir jūsų maldų, tiek už mane, tiek už bendruomenę, tiek apskritai už Dievo darbą Lietuvoje ir manau apskritai pasaulyje. Teisingai, nes mes esame didelio žemėlapio dalis ir matykim save tokiais. Man atrodo, vienas iš dalykų, ko Dievas ir išmokina, ko išmoksti Dievo namuose, šventykloje, bendruomeniai, šitoje šventoje vietoje, ko išmoksi, tai matyti didesnį paveikslą. Taip, matyti didesnį paveikslą, išsiformatuoti iš savo tos mažos dėžutės. Aš atsimenu save, kad aš atėjau pas Dievą, koks mažas buvo mano pasaulėlis, koks mažas, ankštas, siauras,
buvo tas mano pasaulėlis ir laiške Efeziečiams pasakyta, kad pasilikdami su Dievu mes pradedam pažinti meilės aukštį, gylį, ilgį, plotį. Mes pradedam augti visas šitas 4 pusės ir mūsų pasaulis, jis pradeda plėsti, tie rėmai, jie pradeda kristi, tos sienos, barjerai, jie pradeda plėstis ir mūsų pasaulis pradeda platėti, mūsų širdis. Iš mažų susitraukusių kietų širdelių Dievas išima kietą širdį ir duoda naują širdį, minkštą širdį ir mokina, kaip šitą minkštą širdimi gyventi, toliau kaip gyventi ir išgyventi šitą širdimi ir kaip į tą širdį įsileisti vis daugiau ir daugiau žmonių. Ir ne tik tai save pakęsti ir priimti moko, save pakęsti ir priimti, bet ir pakęsti ir priimti kitus žmonės. Pakęsti ir priimti savo netobulumą ir pakęsti ir priimti kitų žmonių netobulumą. Neteisti. Suprasti, kad Dievas priima mus tokius, kokie mes esam. Panašiai, kaip ir mes priimam savo vaikus tokie, kokie jie yra. Ir niekas, ką jie be padarytų, negali mus priversti mažiau juos mylėti. Jie gali mus nuvilti, jie gali mus papiktinti, jie gali mus užsiutinti, jie gali mus nuliūdinti savo elgesiu, bet jie niekada niekuo neprivers mus mažiau save mylėti. Jie mums tokie brangus. Ir lygiai taip pat ir Dievas, jisai liūdė, mes nuviliam savo elgesiu, savo pasirinkimais ir taip toliau, ir jisai leidžia aiškiai apie tai suprasti, bet iš kitos pusės jo meilė dėl to nesikeičia. Ir tai viską keičia šitas apreiškimas, suvokimas, kad tu esi priimtinas toks, koks tu esi, o tai reiškia, kad kitas Dievui yra priimtinas, lygiai toks, koks jis yra, iš tikrųjų yra be galo išlaisvinantis. Ir be galo išlaisvinantis gyvenimui, be galo išlaisvinantis gyventi, be galo išlaisvinantis. Ne žmogus, kuris nepriima pats savęs, žmogus, kuris negali pats savo atleisti, žmogus, kuris nėra vertas pats savo akise Dievo meilės, niekada nebus laimingas. Niekada nebus laimingas. Niekada, o nebūdamas laimingas, nesugebės padaryti kito laimingo, kito šalia esančio būti laimingu. Taigi mūsų darbas, mamos, moteris, jeigu mylit savo vaikus, tai padarykit savo paslaugą, pamilkit ir savo vaikų motiną. Taip, gerai skamba, taip? Pamilkit ir savo vaikų motiną, pamilkit save, savo vaikų motiną. Pamilkit save. Pamilkit save tą tobulą Dievo meilę, kurios apsupty, kurios realybėj, kurios buvime mes iš tikrųjų augam ir keičiamės lygiai taip pat kaip sėkla žemėje. Nes raštas sako, jūs esate atgimę ne iš vyro, ne iš moters norų, jūs esate atgimę iš Dievo žodžio nepragaištančią sėklą. Dievo žodžio sėkla, naujas gimimas, dvasinis gimimas prasideda iš Dievo žodžio. Ta dvasinė kelionė, mūsų dvasinis vystymasis prasideda nuo to, kad mes išgirstam gerąją naujieną, kad Dievas mus myli, kad Dievas yra. Visų pirma, kad jis yra gyvenimo kūrėjas, gyvybės kūrėjas, viso gyvenimo šaltinis yra ir jisai ką? Ir jisai myli mane, jisai laukia mane sugrįžtančio, jisai nori leisti laiką su manimi. Sako, jeigu pasiliksite mano žodį ir mano žodis pasiliks jumise, pasiliksite, tai platesnis šito žodžio vertimas, tai reiškia pasistatysite savo pastovę buveinę. Pasistatysite savo pastovę buveinę. Pasistatysite pastovę savo buveinę kaip namą, kaip pastatą, kaip kambarį. Jūs pažinsit tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir tai yra didžiausia vertybė būti laisvu šiandien žmogumi, būti laisvu vyru, būti laisve moterimi. Šitame pasaulyje daryti laisvo žmogaus pasirinkimus. Tai yra didžiulis palaiminimas. Tai vat aš manau, kad vat tokiom ir panašiom mintim mes šiandien gyvenam
Ir tokiais ir panašiais troškimais šiandien gyvenam ir todėl darom šitą renginį, organizuojam šitą projektą ir kviečiam visas sesės, visas tikinčias moteris atsiliepti ir prisidėti prie to, atvažiuoti, suplanuoti. Tai aišku, kad tai pareikalaus pastangų, tai pareikalaus ir lėšų, ir sąnaudos, yra kaina, viskas turi kainą, taip šitam pasauliu. Bet aš manau, kad aš tikiu, kad mes ten tikrai būsim, mes gausim labai daug. Todėl, kad kai mes susirenkam, viskas vyksta geometrinė progresija. Raštas sako, nuo 1 bėgs 1000, nuo 2 bėgs 10 000, o nuo 3 bėgs tamsuma. Nesuskaičiuojama daugybė. Nesuskaičiuojama daugybė. Taip pat noriu pakviesti ir jeigu būsit Klaipėdoje kažkas, tai švęsit kūčias ir kalėdas, tai turėsim kaip visada šventinį kalėdų šlovinimo rytmetį 25. Jėzus Kristus super žvaigždė, mes taip visada vadinam šitą mūsų šlovinimo koncertą ir ten jokie pamokslai nevyksta, mes tiesiog susirenkam ir švenčiam viešpaties gimimą kažkada tai prieš kažkiek tūkstančių metų žemėje ir šiandien kiekvieno iš mūsų širdyje. Taip, šitas mažas Jėzus, šitas mano širdies ėdžiuose gimęs mažas kūdikėlis, jis auga ir vystosi, kol sako pasieksim Kristaus amžiaus pilnatvės saiką. Taigi auga Kristaus apreiškimas manyje, augu ir aš. Teisingai, auga Kristaus apreiškimas tavyje, augi ir tu. Teisingai, 25 gruodžio 11 valandą per kalėdų rytmetį turėsim koncertą šlovinimo. Ir šiais metais po 2 metų pertraukos vėlgi, jeigu kas būsit, gyvensit, važiuosit, svečiuositės Klaipėdoj 31 gruodžio nuo 22 valandos iki 24 valandos darom naujųjų 2015 metų sutikimą visi kartu. Daug metų, daugybę metų, dešimtmečiais tai buvo mūsų bendruomenės tradicija, mes sutikdavom kartu, po to mes padarėm pertrauką ir dabar šiais metais vėl jaučiam visi poreikį, jau matom skirtumą 2 metus, to nedarė, pamatėm skirtumą ir darom tai ne todėl, kad reikia, ar kažkas tai pasakė, ar ten kažkam gerai atrodo, bet todėl, kad norim tai daryti. Nes nėra nieko nuostabesnio iš tikrųjų, mano akimis žiūrint, nėra nieko nuostabesnio, kaip sutikti naujuosius metus Dievo dvasios apstybei, šlovinimo atmosferoje, Dievo žodžio apsupty, brolių ir sesio apsupty kartu. Ir visada siūlom rinktis 31 iš tikrųjų vakarieniauti, pietauti kartu ir tada galbūt su svečiais, kuriems tai yra priimtina, su giminėm, kuriems ir tais yra priimtina, ateiti 10 valandą ir sutikti kartu 12 valandą ar 0 valandą, kaip ten yra 12:00:00:00. Ir įeiti į tą naują laiką, tikrai tą nulinį laiką, kaip tą naują puslapį. Aš atsimenu, kada pradinėse klasėse, ypač pradinėse klasėse, kada rašydavau ir nemokėjau rašyti, aišku, nei to plunksnako čia normaliai laikyti ir prikleckuodavau ir būdavo, kad ir tas rašalas išbėga, prisikleckuoja, ar su rankom perbrauki šlapę tą lapą ir pasidaro nebegražu. Tai aš užversdavau sąsiuvinį, padėdavau šoną ir sakydavau sekantis bandymas. Ir tokių sąsiuvinių po to mama rasdavo, tų sąsiuvinių, kur parašytos 2 eilutės, žinai, 1 eilutė, kartais pusė puslapio, kartais iš Dievo malonės ten 1,5 puslapio maksimum. Ir tokių pradžių be pabaigų buvo be galo daug ir mama bardavos ir sakydavo, jeigu pradėjai sąsiuvinį, turi tu jį ir pabaigti iki paskutinio lapelio. Ir aš atsimenu, kaip pirmą kartą savo gyvenime prirašiau visą sąsiuvinį ir leidau savo, pakėliau savo klaidas ir galbūt ten ir mokytojos raudonas pastabas ir pažymėlius, ne pačius geriausius galbūt ten kažkur parašytus, bet vis dėlto priėmiau jos, kažkaip tai susitaikiau su tuo ir atsimenu, iš tikrųjų dar rašiau iki paskutiniausios eilutės ir netgi parašiau ant šito žalio, tokio melsvai žalio viršelio jau paskutinius sakinius tos pamokos, kokį aš pasididžiavimą iš tikrųjų jaučiau savim, galvoju, galų gale, taip, aš įveikiau šitą distanciją, šitą barjerą, aš prirašiau pilną sąsiuvinį. Tai kažkas tai panašiais ir su metais, iš tikrųjų tuos metus, 14 metus mes prirašysim kaip sąsiuvinį ir galbūt 31 dieną paskutinius sakinius jau parašysim ant sąsiuvinio viršelio ir juos užversim. Taip,
Ir man visada nauji metai, simboliškai, tų kalendorių daug ir tos tautos taip skaičiuoja, kitos tautos taip, vienos pagal vienus dangaus šviesulius kūnus, kitus pagal kitus dangaus šviesulius kūnus. Žodžiu, tų sistemų laikos skaičiavimų yra daug. Bet galų gale tu supranti, kad tu esi ten, kur tu esi ir tavo pasirinkimas šiuo atveju ten to ar ano nėra jau toks labai esminis tavo gyvenime. Ir svarbiausia yra išgyventi šitą. Man šiandien svarbiausia leisti savo išgyventi šitą naujos pradžios efektą. Šitą balto puslapio atsivertimo, šitą sąsiuvinio, naujo sąsiuvinio, naujo balto lapo. Nes mes pavargstam patys nuo savęs, mes pavargstam nuo kitų žmonių, nepaslaptis. Ir iš tikrųjų, ir metų bėgi, jeigu paimsi 12 mėnesių po 30-31 dieną, ne viskas ten buvo tas gražu ir ne viskas tau sugebėjo, ne viską tu sugebėjai padaryti gerai, ne visada žmonės šalia elgėsi su tavimi ar su aplinkiniais teisingai ir vertai iš tikrųjų. Ir yra galbūt kažkas tai, ką tu norėtum pamiršti ir nebeturėti su tuo daugiau jokių reikalų. Aišku, ir yra žmonių, kuriuos tu sutikai ir nebenori galbūt daugiau sutikti. Iš tikrųjų. Ir aišku, yra žmonės, su kuriais tu nori susitikti ir su netgi daugiau laiko su jais praleisti, nes ta įtaka, kurie jie daro, jinai yra vienareikšmiškai į gerą, iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą, iš nepalaiminto gyvenimo į palaimintą gyvenimą. Nes jūs žinot iš fizikos vadovėlio, kad susisiekiančiose induose vandens lygis visada yra vienodas. Ir apaštalas Paulius sako savo laiške, kad blogos draugijos gadina gerus papročius. Su kuo sutapsi, tuo ir pats patapsi. Todėl vienas iš greičiausių būdų keistis, vienas iš greičiausių būdų pakeisti savo gyvenimą, perkelti iš žemesnio lygio į aukštesnį lygį, iš nepalaiminto į palaimintą, yra pakeitimas žmonių, pasirinkimas kitokių žmonių, kitų žmonių. Ir mažiau leidimas laiko su tais žmonėmis, kurie yra žemesnio dvasinio lygio negu tu, mažesnių apreiškimų, mažesnio noro, mažesnio troškimo, mažesnio dvasinio alkio ir apetito. Nes raštas sako, kad tyra širdžiai, tie, kurie atnaujins savo protų, savo dvasiniai gelmėjai ir išlaikys savo širdis tyros, tie regės Dievą. Regėti Dievą tai reiškia regėti gyvenimą. Neregėti Dievo, tai reiškia neregėti gyvenimo. Nes gyvenimas ir Dievas yra žodžiai sinonimai. Turiu Dievą, turiu gyvenimą. Pažįstu Dievą, turiu gyvenimą. Nes turėti gyvenimą tai reiškia pažinti Dievą. Taip kaip aš esu jo pažintas, tiek kiek jis šiandien leidžia man save pažinti. Todėl tyra širdžiai žmonės, kurie apvalo savo širdis, o tai yra darbas, jeigu mes valom baldus, jeigu mes valom grindis, valom savo kambarius, savo svetainę, savo virtuvę, savo miegamuosius. Tai kodėl niekad nesusimastom, kad mūsų siela reikalauja tokio pačio, o galbūt dažnai net ir didesnio dėmesio ir pastangų. Pasakysiu dar kartą. Niekas iš čia esančių turbūt neabejoja tai, kad reikia tvarkyti namo vidų, būto vidų, kambarius, kiemą šluoti. Nei vienas neabejojam tuo. Taip, patalynę keičiam, indus plaunam. Nevalgom mėnesį iš tos pačios lėkštės. Įdomu, kaip atrodytų lėkštė, iš kurios valgai visą mėnesį iš tos pačios. Bet su savo siela dažnai taip elgiamės, susimastę turbūt ne kartą. Esat pagalvoję apie tai, kiek aš dėmesio skiriu išoriniams dalykams ir kiek dėmesio skiriu vidiniams dalykams. Ir čia reikalinga pusiausvyra. Todėl nuostabiausias dalykas ir greičiausias kelias į sėkmę yra apsupti save panašiais ir tokiais pačiais žmonėmis, kuriems brangus tokie patys arba panašus dalykai, tokie patys, lygiai tokie patys arba panašus dalykai, lygiai taip pat svarbus. Taigi kviečiu jūs irgi taip pat kartu, jeigu tai jums priimtina. Ir tiesiog, jeigu niekada to nedarėt, padarykit tai, leiskit savo padaryti tai, paimkit, suplanuokit ir atvažiuokit. Atraskit, kur pernakvoti, jeigu nerasit, kreipkitės į mus, kreipkitės į raštinę, internete yra adresai ir telefonai ir mes tikrai pasirūpinsim jums nakvynę, iš tikrųjų, ir pabandykit ir pažiūrėkit, meskit iššūkį savo,
Meskit iššūkį gyvenimui savo ir pasakyti, šiais metais, šiuos metus pradėsiu tikėjimo atmosferoje. Šiuos metus atversiu naujosius metus kartu su tikėjimo namiškiais ir pažiūrėsiu, kas gausis. Vat šitaip pradėsiu metus, vat šitaip. Būtent šitaip. Ir pažiūrėk, kas gausis. Pabaigoj metų, jeigu būsim gyvi, susitiksim ir pasidalinsim liudijimais. Gerai. Tai čia toksai pusiau įžanga į pamokslą, pusiau pasidalinimas informacija, nes iš tikrųjų esam be galo artimi, taip, be galo artimos ir be galo artimi. Jo. Padėkit dabar man susikaupti ir grįžti prie ten, kur mes baigiam praeitą kartą. Tai vadinasi dykumos pamokos, šitas pamokslas vadinasi dykumos pamokos. Ir iš tikrųjų tai yra mano dykumos pamokos. Tai yra mano dykumos pamokos, kada Dievas man užtvėrė kelią. Ir taip užtvėrė, kad nebegalėjau nei perlipti, nei paneigti, kad jis užtvertas. Ir būtent tada kažkaip atsisukau į save ir būtent tada prasidėjo mano pačios tas vadinamasis dykumos sezonas. Ir ko aš išmokau dykumoj visą tai, ką aš girdėjau, ką aš mačiau geriausio išorai, persikėlė į mano vidų. Mano vergystės, mano vergiškumas buvo apšviestas, demaskuotas. Ir mano vidinis dialogas, kaip aš praeitą kartą kalbėjau apie tai, kad jeigu tu pats su savimi nesi laimingas, niekas tavęs nepadarys laimingu. Visų pirma, mes išmokstam ir visų pirma, Dievas tik tai gali mus išmokyti šito suvokimo, kad esu aš ir aš. Suprantat, kad aš tai nesu vientisas vien tik tai, kad aš esu pasidalinęs. Viena mano dalis yra tokia, kita tokia ir kad mano viduj vyksta grumtynės, taip kaip tautos kartais geografiškai kariauja ir konfliktuoja, taip ir mano vidus savotiškai yra padalintas ir kariauja ir konfliktuoja pats su savimi, aš nesu vientisas. Ir kad viena iš palaiminto gyvenimo palaimintumo sąlygų ir yra tapti vientisu žmogumi, kad, kaip sako Dievas tavo, taip būtų taip, o ne būtų ne. Ir tas Dievo įstatymas, kuris yra dvasinis, o aš esu kūniškas, sako, parduotas nuodėmės vergystei, iš išorinio, užrašyto ant akmens, iškalto, persirašo į mano širdį. Apipjaustyta širdis, pakeista širdis yra ta širdis, kuri daro ne vien tik todėl, kad kažkoks tai Dievas kažką tai pasakė, bet todėl, kad tai jis save taip apreiškia, aš jį save taip atradau, save jame ir jį savyje, kad šiandien kartu su juo galiu pasakyti kai kurios dalykus, kad man taip nepatinka, aš taip nenoriu, taip yra neteisinga, o va taip yra teisinga. Dievo žodis, svetimas žodis tampa man savu, tampa man mano pačios vidinių įstatymų, kurį aš įsirašau į savo širdį, kurį šventoji dvasia įrašo, padeda man įsirašyti į savo širdį. Ir praeitą kartą aš rodžiau jums, kaip su Dievo įvaizdžio pasikeitimu, kaip keičiasi mūsų gyvenimas. Aš jo negaliu paišyti iš viršaus į apačią, nes tai būtų neteisinga. Mūsų kelionė, jinai nevyksta iš viršaus į apačią, nors mes ant popieriaus lape rašom iš viršaus į apačią. Ir kažkas tai gali sakyti, Nijolė, kodėl tu pradedi mums rašyti nuo apačios. Todėl, kad iš tikrųjų Dievas mus paima kažkur tai labai žemai. Jūs atsimenat, kaip sūnus Palaidūnas, kada jisai pasiėmė savo turtą, savo dalį iš tėvo ir išėjo ir gyveno savo gyvenimą ir ten viskas įvyko taip, kaip įvyko ir kada jisai susivokė, kada jam grįžo sveikas protas, atsimena prie kiaulių lobio, visko netekęs, viską praradęs, dirbdamas kažkokiu pusiau vergu, pusiau samdiniu.
pas kažkokį tai turtingą žmogų, ganydamas, prižiūrėdamas jo gyvulius, jo kiaules. Jisai susivokė, jam grįžo sveikas protas ir jisai sako, ką aš čia darau tokioje apgailėtinoj padėty, aš sėdžiu, žiūriu, kaip ėda kiaulės ir esu toks alkanas, kad norėčiau pavogti vieną pupų ankštį, vieną tą ėdesį už kiaulių ir pats nusibrauk galbūt į savo rūbus ir suliesti tą, ką ėda kiaulės. Ir taiga jam grįžo sveikas protas, taiga jam va tą akimirką, kai jis taip pamatė save tokį, jam grįžo sveikas protas ir jis paklausė, ką aš čia darau. Ir aš brangiai garantuoju, kad ir daugelis iš jūsų esat tą gyvenimą išgyvenę. Aš esu ne vieną kartą atsidūrus aplinkybėse savo, kada iš tikrųjų realiai, atrodo, grįžta sveikas protas ir paklausia savęs, ką aš čia darau, nes tai, kur aš esu, tos aplinkybės, ta situacija, kurioje aš esu, visiškai neatitinka to, kas aš esu. Visiškai neatitinka manęs, neatitinka mano vertybių, neatitinka mano norų, troškimų, pasirinkimų ir to, ką Dievas yra man paruošęs, to, kas Jis yra, tai, ką Jis turi dėl manęs, kaip dėl Dievo vaiko. Ir tai yra gėda, mes patiriam gėdą. Ir čia galbūt savotiškai galima, aš nežinau, galbūt pavaizduosiu, nesu čia įgūdus ir labai, bet aš pavaizduočiau kaip kalnas. Čia yra mūsų savotiškas atsimainymo kalnas. Taip, mes kopiam visi į kalną. Mes pradedam nuo kažkur tai labai žemai, Dievas paima mus kažkur tai nuo taško labai žemo. Ten, kur mes susivokiam, kad aš esu Dievo vaikas, kad Dievas yra mano dangiškasis tėvas, kad Jis yra mano šaltinis, kad jeigu aš gersiu Jo žodžio, valgysiu Jo žodžio, aš nematysiu mirties per amžius, Jis išlaisvins mane iš tamsos, iš mirties, iš ligų, Jis paims mane iš nepalaiminto gyvenimo ir perkels mane į palaimintą gyvenimą ir taip toliau ir taip toliau. Ir tai yra taškas, kuriame aš su Juo susitinku. Ir tas žemas taškas, kaip praeitą kartą aš kalbėjau, pats žemiausias yra gėda. Pats žemiausias jausmas yra gėda. Adomas išgyveno gėdą Edeno sode, kada valgė iš gero blogo pažinimo medžio ir pamatė savo nuogumą. Dievas atėjo su Juo susitikti, atsimenat, popietės visumoje, su Juo pabendrauti, pasivaikščioti kaip visada, kaip buvo įpratę. Tik tai ta diena jau buvo ne kaip visada, nes Adomo jau ten nebuvo. Jis buvo pasislėpęs už medžių, už krūmų. Ir Dievas jį pašaukė, Adomai, kur tu? Jisai sako, ką jisai pasakė? Aš nuogas. Aš nuogas. Adomui buvo gėda. Taigi pats debilizuojantis, pats baisiausias jausmas yra gėda. Gėda, pats labiausiai destruktyvus ir griaunantis. Sekantis yra kaltė. Mes žinom, kad Jėzus išvadavo mus ir nuo gėdos, ir nuo kaltės. Jis pasiėmė gėdą už mūsų prasižengimus, ant savęs užnešė ant kryžiaus, anuliavo mus kaltinantį raštą, prisegė prie kryžiaus ir užmokėjo mūsų skolas visas savo krauju, viską, ką mes buvom skolingi Dievui, gyvenimui, kur visur, kur nusikaltom, pravažiavom pro šalį, netinkamai elgėmės, netinkamai kalbėjom, netinkamai save vedėm kažkaip tai. Už viską yra užmokėta. Ir šiandien reikia tik tai ateiti pas jį ir padėkoti, paprašyti jo atleidimo ir padėkoti jam už tai, ką jisai padarė. Ir įeiti į visiškai naują realybę. Pasakyk, įeiti į naują realybę. Įeiti į naują realybę, į kitą visiškai realybę. Taigi tai yra kaltė, toliau sakantis yra liūdesys. Sakantis yra baimė. Dievas mums davė ne baimės dvasią, kada mes gaunam šventąją dvasią, kada šventoji dvasia įeina į mūsų dvasią, pasiekia mūsų dvasią ir ją atgaivina. Mes esam išlaisvinami nuo baimės, nes raštas sako, Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet drąsos, meilės ir susivaldymo arba pusiausvyros dvasią. Niekas pats iš savęs harmonijoje arba pusiausvyrai negali išlaikyti. Mums reikalinga Dievo dvasia, kuri išlaiko mus pusiausvyrą. Tu niekada nežinai, koks žingsnelis
į kurią pusę jau bus nebetiesa, jau bus per daug. Bet šventoji dvasia visada yra tas orientyras, tas kompasas, kuris sako, va, dabar gerai, viskas šitoj vietoj, stop, toliau viskas nebegalim čia ir netoliau, čia ir netoliau. Šventoji dvasia mus išvaduoja iš baimės, išvaduoja mus iš kraštutinumų kažkokiu tai ir iš pykčio, aišku, pyktis. Pyktis yra antrinė emocija, bet iš tikrųjų gyvendami gėdą, kaltėj, liūdesį ir baimę mes jaučiam pyktį. Pyktį ant savęs ir pyktį ant visų aplinkinių. Aš pykstu ant savęs ir pykstu ant visų. Pažįstama, taip? Pažįstama būsena. Ir jūs sutinkat tokių žmonių, aišku, jūs šiandien tokiais jau nesat, jūs šiandien esat jau pažengę, visiškai kitoj realybėje gyvenat, bet jūs pažįstat žmonių, aplinkui jūs yra žmonių, kurie pyksta ant savęs ir pyksta ant visų aplinkinių. Ir čia mes prieinam savo dvasinį, kaip sakyti, evoliuciją, arba savo dvasiniam kopime į šitą dvasinį kalną, kaip sako šventasis raštas, kopkite į kalnus, sako, kopkite į kalnus, sako, daug sėjat, mažai pjaunat, sako, pasižiūrėkit, kiek pastangų, kiek laiko, kiek jėgų įdėta, kiek mažai gyvenimo. Apsvarstykit, sako, kaip jums sekasi. Ir jeigu atrasit, kad iš tikrųjų nelabai sekasi, sako, kopkit į kalnus, eikit į kalnus. Kas yra kalnas? Kalnas yra mūsų susitikimo su Dievu vieta. Susitikimo mūsų su Dievu vieta. Ir čia yra, kaip pasakyti, jeigu aš šitą kalną nupiešiu, tai galbūt taip ir galiu pasakyti, kad čia yra, tarkim, 1% arba 0% Dievo pažinimo ir bendravimo su Dievu, laiko praleisto su juo ir pastangų, ir vienu žodžiu Dievo suvokimo, o čia jau būtų, tarkim, pavadinkim, santykinai 100%. Ir mes judam šituo vektorium, vat iš apačios į viršų mes kylam. Mūsų gyvenimas kyla. Pasakyk, mano gyvenimas kyla. Mano gyvenimas kyla, aš progresuoju, Dievas paėmė mane žemam taške ir šiandien jis veda mane į viršų. Aš lipu tarsi į kalną. Ir atsakysi, tai pastoriau, kur yra ta linija, kur yra ta riba, kur mes pereinam, jeigu čia visą tai pavadinkim negatyvu, kadangi mes vis dar gyvenam dualiam pasauliu, kur yra gėris ir blogis, diena ir naktis, šilta ir šalta, bloga ir gera. Ir kur mes kertam šitą liniją tarp negatyvaus į pozityvų gyvenimą. Aš manau, kad šita linija yra geriausiai atskleista Biblijoje, pakartoto įstatymo knygoje, kur Mozė primena žydams įstatymą, atėjęs iki pažado žemės, Dievas užvedė jį ant kalno, atsimenat Mozę, seną Mozę Dievas užvedė ant kalno, parodė jam pažado žemę ir sako, matai Mozę? Mozė sako, matau Dievę, matai šalį pienu ir medumi tekančią. Mozė, matau Dievę šitą šalį, tai va, sako, čia yra pažado žemė, tu į ją neįeisi. Tu tautą atvedė iki šito taško, o toliau mano tautą ves kiti lyderiai, kitos dvasios žmonės. Ir iš tikrųjų mano gyvenime irgi taip pat buvo taškai ir buvo lyderiai, kurie mane atvesdavo iki kažkokių tai pažadėtųjų žemių slenksčių. Ir ačiū jiems visiems. Nes nebe jų pastangų ir nebe jų tarnystės šiandien mes esam tai, kas mes esam. Teisingai, neturim nei piktis, nei piktintis. Nei pykti, nei piktintis ant tų žmonių, kurių šiandien nėra mūsų tarpe. Mes pajudėjom kaip tie izraelitai su stovyklom, su palapinėm, su trimitais, Dievas sako, vedė debesies stulpę dieną, ugnies stulpę naktį. Atsimenat, Izraelis tik pasistato jų palapinę, žinai, Dievas sutrimituoja, vėl visus puolus rauna ir vėl į priekį. Atrodo, jau įsitaisai kažkokiam apreiškime, kažkokioj tai tiesoj, taip jau atrodo visai neblogai ir vėl trimito garsas, vėl trimito gaudesys ir vėl mes kylam kažkur tai į kažko tai. Supranta, Dievas mus veda. Gyvenimas yra kelionė, Jėzus yra kelias, sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Todėl gyventi tai reiškia pastoviai judėti, pastoviai eiti į priekį, veržtis, kaip sako apaštalas Paulius, sako, aš veržiuosi. Pažiūrėkit, koksai veržlų žodis, veržtis. Veržtis yra stiprus žodis, veržtis yra stiprus veiksmažodis. Kiek iš jūsų šiandien veržėtės į šitą susirinkimą? Atvirai sakant, kas veržėtės?
Va tai yra viena ranka, va antra, trečia, jo, kokia bažnyčia, nuostabi. Nu, aš tai pavydžiu, galiu pavydėti pastorėjimą tau tokių žmonių, kurie veržėsi, suprantat, tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu, tai rodo, kad prioritetai. Taigi čia ir tada, kada Dievas jau pasakė, Mozė tu atvedė iki šito taško, toliau ves kitas lyderis. Kas buvo tas lyderis? Tai buvo Jozuė. Ir kokie buvo pirmi žodžiai Jozuė, kuris kreipėsi Dievas į Jozuę? Atsimenat, pirmas skyrius, 7 ar 8 eilutė, neatsimenu, 17, pažiūrėsiu tuoj. Jisai sako, būk drąsus ir labai ryžtingas, sako Jozuė. Taigi kokia tai yra savybė? Užrašysiu raudonai. Drąsa. Drąsa. Drąsa išsiveržti. Drąsa. Taip, sako raštas, jums reikia drąsos. Kad gyventi savo gyvenimą reikalinga drąsa. Gyvenimas priklauso drąsiesiems. Bailiai nepaveldės Dievo karalystės. Jie neįeis, jie kaip kartu su šunim, su vagim visi liks už durų Dievo karalystės. Nes drąsieji, sako, grobia dangaus karalystę savo. Stiprieji, drąsieji, drąsūs. Bet vėlgi nesusiklaidinkim, tai nėra kūniška drąsa, tai nėra kūno jėgom. Taip, nes raštas sako, ne jėga ir negalia, bet mano dvasia. Taigi šita drąsa yra dvasinė drąsa, tai nėra fizinė drąsa, tai nėra arogancija, tai nėra akiplėšiškumas. Tai yra dvasinė savybė. Drąsa padeda mums išsiveržti iš tradicinio tikėjimo, iš tradicinio gyvenimo būdo, kaip raštas sako, iš protėvių paveldėtos elgsenos, suprantat, iš protėvių paveldėtos elgsenos. Tradiciškai tikintis, tradiciškai nelaimingi, tradiciškai liūdni, tradiciškai pasmerkime, gėdoje ir kaltėjai, suprantat, tradiciškai. Tai geriau jau aš būsiu netradiciškai tikinti ir netradiciškai laiminga, suprantat? Ir netradiciškai gyvensiu savo gyvenimą, ne kažkieno tai skolintą ar apgailėtiną kopiją, bet savo gyvenimą. Savo gyvenimą, aš gyvenu savo gyvenimą. Ir tai brangiausia dovana mano gyvenimas. Taigi kas mus perkelia iš mirties į gyvenimą? Kas mus perkelia? Dievas perkelia. Kokios savybės mums reikės? Kokios savybėms mums reikės? Kokios savybės mums reikės? Drąsos. Drąsos. Kokios savybės tau reikia, kad tu persikeltum šiandien su tais iššūkiais, kuriuos šiandien turi? Santykių šeimoje, galbūt su sutuoktiniu, arba kaip pora kartu vyras ir žmona su savo vaikais, ar su savo karjeroj, savo darbe, ar finansiniai srity. Kokios savybės tau reikia, kad persikelti iš ten, kur tu esi, į ten, kur tu gali būti? Kokios savybės reikia? Drąsos. Drąsos, suprantat? Kad pasveikti nuo lygų, kokios savybės reikia? Drąsos. Aš girdėjau apie moterį, pasakoja man, kada svečiavausi Vilniuje, kurios vyras buvo diagnozuotas 4 stadijos vėžių, kurio praktiškai medicina nebesiėmė gydyti. Ištyrė, diagnozavo ir paleido namo, viskas, tau nėra vaistų, tau nebėra tavęs kuo gydyti. Ir žmona vis dėlto pasidomėjo ir diagnozė, ir situacija, ir visa kita. Ir jinai aptiko, kad vis dėlto kažkur Šveicarijoje ar Vokietijoje yra vaistas, kuris 20% žmonių padeda su šita diagnoze. Bet medikai nepasivargino, nes 20%, tai labai maža tikimybė, kad tu įeisi tuos 20%, bet palauk, suprantat, tai čia ne kritikai ir ne pasmerkimui medikų, bet čia tiesiog pamąstymui, suprantat. O gal aš kaip tik ir įeisiu į tuos 20 iš 100, juk 20% tai yra daug. Teisingai, 1% jau yra gerai, teisingai. Suprantat, net jeigu nei 1%, tai dar ne pabaiga, teisingai. Nes virš visko dar yra Dievas, kuris procentus dalina, teisingai. Bet 20% yra daug. Ir ta moteris, suprantat, nušvito, nušvitusio proto, mylinti, labai taip stipriai turbūt mylėjo savo vyrą, savo sutuoktinį, kad buvo pasiruošusi už jį kovoti, už jo gyvybę, už jo sveikatą. Ir gavo tos vaistus, įsigijo tos vaistus ir ką jūs galvojat? Vyras gėrė tos vaistus, geria tos vaistus ir gyveno nuostabų palaimintą gyvenimą, suprantat? Pasaka. Vaistas tiko, suprantat, ir liga pasitraukė. Ko reikia? Drąsos. Vat moteris ėmė, suprantat, reikia drąsos pasipriešinti medicinai visai
visai tai institucijai, suprantat, visai tai pasipriešinti ir pasakyti ne, aš eisiu, ne, aš kovosiu, ne, aš nepasiduosiu, ne, aš negersiu to ir to, aš darysiu tą ir tą, ir suprantat, čia reikia drąsos. Taip, iš tikrųjų, mums reikia drąsos. Pasakyk, man reikia drąsos. Man reikia drąsos. Aš visą laiką save liečiu, visą laiką pastuksenu savo kažkur tai, suprantu ir sakau, man reikia drąsos, kad būti savimi, gyventi savo gyvenimą, kalbėti savo žodžius, mylėti savo meilę, suprantat, dalinti savo dalinimais, vaikščioti savo keliais. Man reikia drąsos, kad nebūti panašiai į minę. Nes raštas sako, platus kelias į pražūtį, bet siauras į išgelbėjimą. Platus kelias ir daug jo einančių. Ir reikia drąsos. Matom, kad tai yra mažuma, tai nėra dauguma. Suprantat, Dievas yra visų Dievas, bet jis yra mažumos Dievas. Kaip nori, taip kalbėk, suprantat, visada gerus dalykus ir visuomeniai neinicijuoja visa visuomenė, bet visada būna vienas balsas, 2 balsai, 3 balsai, visada būna ta mažuma, ta atsibudusi, nušvitusi mažuma, kuri mato ir kuri pradeda kalbėti apie tai, ką mato, kuri nesusitaiko su kažkuo tai ir pradeda kalbėti su tuo, su kuo nesusitaiko, kuri pradeda matyti kažką tai gerą ir pradeda siūlyti visiems tą gerą. Visada tai būna mažuma, visada tai būna keli žmonės, su kuriais yra Dievas. Suprantat? O po to jau prisijungia arba neprisijungia ta vadinamoji visuma. Todėl iš tikrųjų, kad gyventi tikinčio žmogaus gyvenimą, kad gyventi krikščionio gyvenime, kaip apaštalų darbuose tuos žmonės Jėzaus kelio sekėjus pavadino krikščionėmis, iš tikrųjų reikalinga drąsos. Ir jeigu šiandien iš šito mano mokymo ir dalinimosi išsineši tik tai vieną sakinį, tegul tai būna tas žodis, man reikia drąsos. Užsirašyk taip, šauktukas, taip. Man reikia drąsos, Nijolė, tau reikia drąsos. Organizuojam šitą projektą, moterų konferenciją. Man reikia drąsos patikėti, kad kažkam tai reikalinga, kad moteris ateis, kad Olga atvažiuos ir tai nebus 15 moterų susirinkusių, suprantat, liūdnais veidais, bet kad susirinks visos, net tos, kurios seniai nebuvo. Prabus iš miego ir susirinks, suprantat, ir ateis pasiklausyti Dievo žodžio, ateis pasiklausyti dvasinių tiesų, kurios keičia gyvenimą, nes žodžio sėkla savyje turi viską, ko reikia gyvenimui ir maldingumui. Viską. Taip kaip gilė, maža gilė, bet gaila neatsivežiau, tokių gražių gilių turiu prisirinkusi. Ir kaip maža gilė, taip, žinote apie ką kalbu, gilė, ąžuolo sėkla, turi viską, visą ąžuolo savyje, visą ąžuolo jėgą, ilgaamžiškumą, jo medienos unikalumą, stiprumą ir viską. Viską turi savyje, toj mažoj giliai, taip ir Dievo žodį yra viskas, kas reikalinga, visi elementai, kad tas žodis taptų kūnu. Ir toliau, ką sako Dievas jo